Vyturėlio giesmė tapo lapų ištirpstančių šnabždesiu. Romūs medžiai nuogi, kupini rudeninės tylos. Tarp minčių neramių, kaip vijurkai maži tebelakstančių. Paklausyki, išgirski, ką erdvė atsiradus bylos. Taip, gilėja ruduo ir užminga laukuos žemės sėklos, ilgesingų miegų, lyg naujos vyturėlio giesmės. Taip, gilėja, vidus rudeniniai erdvei ima plėstis ir spalvota tyla išsilieja iš žemės gelmės. Aš į ją surinkau margaspalvės gėles iš palaukių, saldų bičių dūzgėjimą liepžiedžių šilsmo metu. Ir dabar, rudenėliui betirpstant, vaivorykštėm plaukia šitoks šiltas jaukumas, su vasara rinktas kartu, tarp minčių neramių. Neramios mintys gyvena mūsų praeityje ir ateityje. Jos kartais nutempia mus į praeitį, kartais nuskuba per toli į ateitį. Tačiau tikrasis gyvenimas vyksta čia ir dabar, neutralioje zonoje, kurioje galima atrasti ramybę. Meditacija vyksta tada, kai dirbi su moliu, kai rankos lėtai lipdo formą, o mintis ima tylėti. Nerimas pamažu ištirpsta molio minkštume, jo šilmoje ir tyloje. Kūrybai tai ne pabėgimas, tai sugrįžimas į save, į paprastumą ir džiaugsmą, kuris gimsta iš nieko, tik iš molio, laiko ir širdies. Jeigu ir tave aplanko neramios mintis, pasinerk į kūrybą. Tai kelionė, kuri niekada nesibaigė. Kelionė, kuri gydo nerames mintis.